Sveiki, mano vardas yra Kara. Aš gimiau ir užaugau rančoje, mažame ūkyje vakarų Kanzase. Ta rytą buvo puikus šiltas saulėtas oras ir mes su sese žaidėme bei važinėjome dviračiais. Mano kita sesė pašaukė mus, kad eitume namo valgyti pusryčių. Mano sesuo greitai nuvažiavo į namus, o aš panorau apsukti dar vieną ratą prieš grįžtant namo. Aš buvau mačiusi, kaip kiti daro įvairius triukus su BMX dviračiais ir pagalvojau, jog ir aš norėčiau pabandyti tai padaryti. Aš sugalvojau užvažiuoti ant kalvos viršaus, greitai leistis žemyn, o apačioje buvo vandens latakas ir pagalvojau, jog jis man bus labai geras tramplynas pakilti į orą. Aš norėjau šokant nuo tramplyno ore padaryti salto ir pamojuoti ranką mano sesiai, kad ji pamatytų, kokia aš esu gabi. Taigi, ėmiau kiek galėdama greičiau lėkti žvyruotų keliuku žemyn. Ir atsitiko taip, kad dėl didelio greičio negalėjau suvaldyti dviračio. Ir jis trenkėsi į vandens lataką, o aš galva trenkiausi į dviračio vairą ir per jį persiverčiau. Ir dabar atsimenu tą jausmą, kai nuo smūgio pakilau į orą ir žinojau, jog po kelių sekundžių atsitrenksiu į žemę, tačiau taip nenutiko. Pajutau, jog tarsi būčiau skrendanti nesvarumo būsenoje ir staiga per akimirką mano sąmonė atsivėrė visų greičiu. Aš galėjau matyti viską jausti, kas tik buvo, ir ne tik tai, kas aplink mane, bet ir visą pasaulį. Ir tuo momentu aš mačiau ir aiškiai girdėjau, kaip mano galva su siaubingu garsu trenkėsi į cementą. Tada išgirdau tylų atodūsį ir viskas akimirksniu pasidarė tamsu. Ir po to iš karto pasidarė labai šviesu. Aš dar bandžiau užsimerkti, nes buvo per daug ryšku. Ir tada supratau, jog mano kūnas visiškai negali pajudėti. Jis buvo labai ankštas ir labai sunkus. Pažvelgusi į viršų, ten pamačiau durų formos akinančią baltą šviesą ir joje kažkokį siluetą. Aš pamaniau, jog tai mano sesuo, kuri galbūt matė, kas nutiko ir atbėgo į pagalbą. Ir pasakiau, kad man reikia pagalbos, aš negaliu pajudėti, kviesk čionai tėtį ir mamą. Tačiau tas siluetas visiškai nepajudėjo, todėl aš pradėjau panikuoti ir pykti. Pasakiau, kad mama ir tėtis labai supyks ant tavęs, padėk man, argi nematai, kad man reikia pagalbos. Tačiau tas siluetas visiškai nejudėjo ir aš dar labiau supanikavau. Ėmiau dairytis aplinkui ir pamačiau, jog tamsa esanti aplink šį šviesos stačiakampį nebuvo tamsa, o didžiulė, plati ir begalinės erdvės juoduma. Aplink mane buvo kosmosas. Šioje begalinėje erdvėje mačiau įvairias planetas, galaktikas, visatas ir viskas buvo vienybėje. Aš vėl pažvelgiau į tą ryškę šviesą, tačiau tai nebuvo tiesiog šviesa, tai nebuvo kažkokia saulė, tai buvo gyvybė. Ir tik tuo metu supratau, jog aš nebuvau ten gulinti ant cemento, aš buvau kažkur kitur, viskas, kas buvo aplink mane, turėjo ypatingą tiesą. Sakau ypatingą tiesą, nes nežinau, kaip kitaip būtų galima tai pavadinti. Ir pažvelgusi į tą siluetą šviesoje, aš paklausiau, ar aš miriau? Ir kai tik to paklausiau, iš manęs iškilo kažkas tokio, ko nė negalvojau, kad yra manyje. Iš manęs pradėjo ypatingai plėstis meilė, džiaugsmas ir ramybė. Ir toji nauja būsena užpildė viską aplink mane. Supratau, jog ten, kur aš buvau, ten nebuvo jokios baimės ir ten nebuvo jokio laiko. Tai buvo būtis, kur yra pradžia ir pabaiga, tamsa ir šviesa,
Gyvenimas ir mirtis, ir visur yra meilė, ir meilė viską suriša į vieną. Viskas aplinkui buvo padaryta iš šviesos ir meilės. Ir staiga aš išgirdau balsą man sakantį: ar tu esi pasiruošusi? Ir aš pasakiau taip. Taigi tuo metu aš prisiminiau visą savo gyvenimą, savo tėtį, mamą, savo seses, savo šuniuką ir pakartojau: taip, aš esu pasiruošusi. Ir tuo metu aš žengiau žingsnį ir įkritau į begalinį ir galingą spindinčios meilės šaltinį. Ir kita, ką prisimenu, jog aš pasijutau savo kūne. Šalia buvo mano mama. Po šio įvykio aš stipriai pasikeičiau. Toji meilė, kurią patyriau būdama anapus, ji niekada neišnyko iš mano gyvenimo. Ji visada buvo manyje. Aš norėjau mylėti visus ir kiekvieną. Aš labai mylėjau gyvūnus ir manyje atsirado didžiulė aistra būti kartu su gyvūnais ir dalintis su jais savo meilę. Tačiau tokius mano pasikeitimus artimieji priėmė nelabai gerai. Supratau, kad būtų daug lengviau ir žymiai saugiau niekam nieko nesakyti ir su niekuo nesidalinti savo išgyventą priešmirtinę patirtimi. Taigi aš pradėjau daug laiko leisti viena su gyvūnais arba gamtoje, bandydama vėl susijungti su ta meile ir vienybe. Tas siekis susijungti su meile ir vienybe man atvėrė duris į mano vidinį balsą ir aš nuolat bendravau su savo vidiniu balsu. Taigi tai tęsėsi per visą tolimesnį mano gyvenimą iki pat 32 metų, kai man buvo nustatyta, jog sergu krūtinės vėžiu. Gydytojai mano krūtinėje abiejose pusėse aptiko auglius ir toliau tęsėsi ilgas gydymo kursas. Tas laikotarpis man buvo labai sunkus ir sekinantis. Tačiau laikui bėgant mano sveikata nepagerėjo. Vieną dieną man pasidarė labai negera. Aš buvau viena savo kambaryje, kuriame praleidau visą savo vaikystę. Ir atsimenu, tada buvau visiškai pasimetusi. Pradėjau Dievo maldauti pagalbos ir klausiau, ką man daryti, kaip man gyventi, nes aš labai bijojau vėžio, nes mano giminėje kelios kartos ir tėvai, ir seneliai visi mirė nuo vėžio. Aš tiesiog nežinojau, ko griebtis. Kai dar buvau maža, tėvai mane vesdavo į bažnyčią, todėl nutariau ten nueiti. Vieną sekmadienį aš nuėjau į bažnyčią, nors mane iš jos buvo anksčiau išvarę dėl mano pasakojimo apie išgyventą priešmirtinę patirtį. Taigi aš atvirai pasakiau, kad sergu vėžiu ir man reikia pagalbos. Bažnyčios pastorė ir jos vyras, kurie save laikė apaštalais turinčiais ypatingą jėgą, jie ir keletas kitų žmonių uždėjo ant manęs rankas ir meldėsi. Visas šis procesas tęsėsi ilgai, jie visi ilgai meldėsi, tačiau nieko neįvyko. Mano savijauta nepagerėjo ir jaučiausi silpna. Tada pastorė labai supyko ir tiesiog išėjo. Galiausiai išsiskirstė visi ir paliko mane labai nusiminusią, sėdinčią priekinėme suole. Jaučiausi labai nesmagiai ir nuliūdusi. Verkdama grįžau namo. Taigi, mano situacija nei kiek nepasikeitė, mano savijauta tik blogėjo ir aš jaučiausi vis silpnesnė. Aš nežinojau, ką daryti, nežinojau, kas bus toliau. Prašiau Dievo padėti man ir pasakiau: aš tikrai žinau, kad tu esi čia ir mane girdi. Aš nežinau, ką man daryti, bet aš sutinku su viskuo, kas bus su manimi. Ir kai tik aš tai pasakiau,
Aiškiai pamačiau, kai į mane įėjo spindinti šviesa ir ji pasklido mano kūne. Aš jaučiau šilumą savyje. Aiškiai prisiminiau savo išgyventą priešmirtinę patirtį, įvykusią, kai man buvo 8 metai, ir pajutau, jog toji spindinti balta šviesa įėjusi į mane buvo ta pati balta meilės šviesa, kurią sutikau nukritusi nuo dviračio. Ir aš žinojau, jog kažkas manyje įvyko, tik negalėjau suvokti kas. Po kelių dienų su savo drauge nuvykau į vėžio kliniką tyrimams. Man turėjo atlikti mamogramą ir po to ultragarso tyrimus. Gydytoja atliekanti tyrimus keistai žiūrėjo tai į mane, tai vėl įdėmiai žiūrėjo į nuotraukas ekrane. Po pokalbio pasakė man palaukti ir ramiai pagulėti, kol ateis kitas gydytojas. Taigi, mintyse aš buvau pasiruošusi operacijai ir naujiems tyrimams. Atėjo kitas gydytojas ir paėmęs mano ranką, ją glostydamas man pasakė: Ačiū, kad atėjote, Kara. Ateikite kontroliniams tyrimams, kai jums bus 40 metų. Ir tuo momentu aš nieko nesuprasdama tiesiog pamečiau protą. Aš nušokau nuo tyrimų stalo ir sustabdžiau jį išeinantį iš kabineto. Jį apsukau ir paėmusi už pečių papurčiau ir pasakiau: Kaip tai suprasti, kodėl nesurandate guzelių mano krūtinėje? Jūs turite surasti juos. Tada gydytojas paėmė mane už pečių, švelniai papurtė ir pasakė: Nežinau, apie ką jūs kalbate. Mes atlikome visus reikiamus tyrimus, bet jų nėra. Tada jis atsisveikino, apsisuko ir išėjo, o aš likau stovėti apstulbusi ir pasimetusi. Po šių įvykių mano gyvenimas pasikeitė. Tarsi toji šviesa mane pasiuntė į kelionę ten, kur esu šiandien, kad dalinčiausi savo istoriją ir įkvėpčiau kitus žmones ieškoti ir atrasti savyje meilę, atrasti meilę sau.